Aš kaip, sakau, prašyčiau pritildyti tą muziką, gerai užšildyti. Tai vat, brangus sužadėtiniai, jūs atėjote čia, kad prieš visus čia esančius įsiteisintumėt savo santuoką, taip ar ne? Tad, bažnyčios vardu kiekvieną klausiu apie jūsų pasiryžimus. Ar mantas, esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę? Taip. Nu, supratau, gerai. Ar tikrai Tokijo esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama, tikrai Jūs nesakykite, blėdė, Dievas girdi viską, blėd, jūs baikit. Gerai, tęs toliau. Tikrai pasižiūrėti, blėd, jaunasis, aš mantas, tu turėtum žinot šitą. Nelaikau. Nu ką, tu nežinai? Negaliu kalbėti. Tavo žodžiai. Tavo žodžiai dabar. Imu tokią savo žmonas, siekiu būti tavo ištikima, kai laimė lydės ar vargas suskaus, kai sveikata tave ar ligos suims, visą gyvenimą. Nelaikau kalbėjimo raumenuko nieko. Visą gyvenimą tai mylės ir gerbs, te padeda man Dievas. Tokie imk šį žiedą mano meilės ir ištikimybės nuo ženklų. Neim. Sako ištikimybės. Aš tokia imu tave mantas į savo vyrus, prisiekiu visada būti tau ištikima, kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Gerai, pagalvok. Šaiko gal laiko yra, apsigalvokite. Tikrai? Jūs norit, kad jums Dievas padėtų ar ne? Tikrai taip. Pasakiau, neverksiu. Čia jūsų priesika, bažnyčios akivaizdoje. Tie stiprina viešpats savo malonę ir jums dosniai te laimina, kad Dievas sujungia žmogus. Ko čia žmogus neklepina? Ką? Ar iš čia esančių susirinkusių yra prieštaraujančių šiai santuokai? Tikrai taip. Tikrai taip. Yra, aišku. Aš nenoriu, kad mano dukra būtų išdavinėjama šito mauglio. Jisai yra išdavikas, jisai su manim bendravo. Aš negaliu pakęsti tokio. Ai, nesąmonė. Dar nervuoti taip? Aš nesuprantu, man tai kiek tu gali nervinti per mergvakarį patį. Aš nesuprantu, visą šventę gadini. Tu biški su galva mąstyk. Visai. Baigiau. Tavo prasme, kas čia vyko? Nu pati matai per mergvakarį vyko nesąmonė. Su tavim nemoka elgtis gražiai. Nelaikau kalbėjimo raumenuko nieko negaliu. Taip pat aš prieštarauju vien tik dėl to, nes jisai prie pat manęs, kai mes buvom kartu, paprašė pareigūnės jos numerio. Taip. Jis yra išdavikas, nevertas jos. Tai ne vienas senas bus sakė. Kai būt laimingai. Kas čia vyksta? Tai ką, karoče? Ar jūs juokaujat? Tu nebūsi Į chemiją! Tu supranti tai. Tu nebūsi laimingas su juo. Tave žemės kiekvieną dieną, kiekvieną kartą. Jūri, tu kalbėk, Jūri. Visiems duodu. Jūrius, įsakyk, leidžiu. Aš nesuprantu, Hebra, jūs rimtai čia? Jūri, kalbėk. Kad taip ir yra, bet tik kaip atsitikti, Ką? taip kalba kaip ir Mes ilgai laukiam. Duokit Jūri, eina. Plius jis dar yra nepilnametis, Hebra, nepilnametis, kaip gali tuoktis jinai su juo. To duosi dovanų, žinok, kai kas. Ta prasme, nepilnametis. Jam 16 metų. Ką išapytat, bro? Dar geriau Vyresnė, 13, braš. ble. Jisai tave apgaudinėjo. Savo blėdį, jau čia žiūrim, slenkam, link. Tų jaunųjų, man atrodo, nebus nei jaunosios, nei jaunojo, na. Tai čia viską baigiam, galim varyti gerai.
girdėjote daug nuomonių, kaip sakant, labai daug nuomonių. Pizda pramonė. Kiausia nuomonė. Dabar vienas ir paskutinis yra jūsų žodis. Ar jūs sutinkate vienas kitą? Jaunasis sako dabar, blėt. Tai aš dabar klausiu, po visų nuomonių, po visų žmonių nuomonių, nes, visi turi savo nuomonės, jie pasako, bet paskutinis ir galutinis žodis yra jūsų abudu. Tai jūs turite nuspręsti, ar vienas kitą imti ar neimti. Tai kas dabar... Ne, viskas, jau nuomonės pasakytos, viską dabar reikia, kad jaunasis ir jaunoji pasakytų taip ar ne. Viskas. Ne, oi. Tavo žodis. O tai jeigu bus ne ir tipo viskas bus kujovai, o mes vadysim į after party ar ne? Tai faktas. Tai jau viskas susakyta, Tai taip ar taip bus vis tiek jau viskas. Taip ar taip gersim. Davai, duokit. Tai toks tavo galutinis verdiktas. Aš nežinau, Lietuvai apsimyšiu. Nėra. Tokio dalyko nėra, nežinau, sakai taip arba ne. Taip arba ne ir viskas, ką. Karočią, jeigu tokio... Čia sutikiu. Kebra, galima patylėti visi. Galima visi patylėti, viskas. Visi nuomonės pasakėt, viskas. Dabar laukiam jaunojo ir jaunikio. Jaunojo ir jaunikio? Jaunosios. Pauliakas pipisės pats. Gerai, netrukdykit, blė. Tak sako, greičiau, blė, jūsų paskutinė valdė. Mantai, koks tavo galutinis? Aš palauksiu jaunos. Tu negali... Tai jeigu tu myli žmogų, kaip tu galėtum visą laiką sakyti tai? Kas čia, what the fuck? Aš tai taip. Tarpininkų reikia. Tai palaukit dabar. Aš dabar pasakysiu. Aš dabar pasakysiu. Kunigu išnekėt, na. Tokijo. Taip ar ne? Tokijo. Taip. Tau jisai turėtų šitą pasakyt, blėt. Ar tu imi žiedą ar nihujano? Čia пацанскому, Jo, nes tam, taip arba ne? Nežinau. Скажи, да, нет. Čia taip ar ne? kokius jūs tokiam nesąmonė. Aš nežinau. Tokio, Tai galvo greičiau. Tai ką tu čia stovi, jeigu tu nežinai? Taip galvoji jau, blė. Taip ar ne? Manau, kad ne. Plius mama tavo kabina jisai. Tokio, sėsk yra čia laisvirukų, kurie žinot... Yra laisvų, tikrai gražiai. Va, kunigas, karočią. Kunigo tai tikrai Tokio, o kiek tau metų yra šiaip tokio, gali pasakyti? Nežinau. Klausimas, kiek tai yra metų? 22. Tai tu esi pakankamai jauna ir iš tikrųjų gali pilnai priimti savo sprendimus. Kiekvienas sprendimas bus kaip kažkoks tai žingsnis į tavo paties ateitį, kaip sena liaudės patarlė byloja, kaip pasikuosi, taip išmiegosi. Tai vieną kartą nudegus, kitą kartą gali, žinai, jau kitaip mąstyti. Lakstyk, mergaitė, 22 metai dar lakstyk. Šitas tikrai žmogus žino, jis tikrai supranta, jis pas mane jis išperka. Ta prasme, aš nesu prieš jūsų santuoką, aš nesu prieš Mantą, aš Tai nesu prieš tave. dabar aš tikrai klausiu. Aš taip pat šneka. Bet esmė, stop visiems, stop, atsiprašau kunigėlis, dar pasakysiu. Jeigu tu tikrai mylėtum Mantą, ir žinotum, kad būtų bomba, tu net neklausytum visų šitų žmonių, kurie pasakė, kurie yra prieš ir kurie yra kažką. Jeigu tu jį tikrai mylėtum, tu iš karto sakytum taip ir tu gulytum galvų už jį, nesvarbu kokia gyvenime situacija bebūtų. O kadangi tu sudvėjojai, tai čia į tai viskas jau yra atsakyta. Supratai, ką noriu pasakyti? Tai dabar aš paskutinį dar kartą klausiu. Ar tu, Tokijo, ėmi šitą vyrą Mantą į savo vyrus? Pasidalina. Ne. Reikit arčiau vienas kito. Все, jau eit nebereikia. Tai žiūrėk, kaip išeina, žinai, kaip pagal
Tai vardant Jėzaus Kristaus ir Šventosios dvasios, ko čia šita santuoka nebus Anuliuojama. viskas. Bendras Viskas, va. pitai, kiemė toliau, davai, varom nach. Sakoma, užjaučiu, ne, užjaučiu. Kas čia buvo? Gandonas į banę. Marcinkė dar vieną pilną zetą, ačiū. Gerai, žmonės, jauskite, jam žmogui sunku yra, tai aš prašyčiau pagarbos prieš Jėzų. Jo, blėt, prieš ką dar naftai, gerai.